Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Ilgą laiką sandoros skrynia buvo Abinadabo namuose Kirjat Jerime. Ji buvo ten, nes Bet-Šemešo gyventojai buvo nubausti viešpaties, nes pažvelgė į Filistinų grąžintų skrynią. 1 Samuelio 6 skyrius. Sauliaus valdymo metu buvo pamiršta Dievo skrynia. Saulius tik kartą prisiminė skrynę, kai savo valdymo pradžioje jis matė chaosą Filistinų gretose, kai jie pradėjo siaubo apimti sklaidytis į visas puses. Tada jis kreipėsi į kunigą Ahiją, Pinhaso anūką, kuris kartu su broliu buvo praradęs skrynę prieš daugelį metų, ir tarė: atneškite čia Dievo skrynę. Atneškite kivot. Žodis kivot verčiamas kaip arka arba skrynia. Bet Ahija to nepadarė, nes Filistinai tuo metu jau visiškai buvo pasimetę ir Saulius atšaukė įsakymą. Taigi viešpaties sandoros skrynia dar dešimtmečius liko Kirjat Jerime, kol Dovydas nusprendė jį perkelti į Jeruzalę, kurią jis padarė naująją Izraelio sostinę. Skrynios perkelimas į Jeruzalę turėjo būti džiugi, didinga, nuostabi šventė. Dovydas vėl surinko visus rinktinius Izraelio vyrus 30 000. Tada Dovydas ir visi su juo buvę žmonės leidosi kelionėn į Baalę Jehudą, pargabenti iš ten Dievo skrynios, kuri vadinama galybių viešpaties sėdinčios soste virš kerubų vardu. Jie užkėlė Dievo skrynę ant naujo vežimo ir vežė iš Abinadabo namų esančio ant kalvos. Abinadabo sūnus Uza ir Ehjojas varė naująjį vežimą su Dievo skrynia. Ehjojas ėjo pirma skrynios. Dovydas ir visi Izraelio namai šoko viešpaties akivaizdoje, lydimi giesmių ir skambių instrumentų, lyrų, arfų, būgnelių su žvangučiais, tarškinių ir cimbolų. Atėjus prie Nachono klojimo, Uza ištiesė ranką į Dievo skrynę, norėdamas ją prilaikyti, nes jaučiai suklupo. Viešpats supyko ant Uzos. Dievas parbloškė jį ten dėl to, kad jis palietė ranką skrynę ir jis numirė ten šalia skrynios. 2 Samuelio knyga 6 skyrius. Renginys, kuris buvo sumanytas kaip didžiulė nuostabi šventė, virto laidotuvių diena. Ši istorija galbūt mums priminė liūdną Nadabo ir Abihuvo istoriją, kurie nevertai ėmėsi savo šventų pareigų ir buvo nubausti Dievo mirtimi. Kunigų 10 skyrius. Tuomet laidotuvėmis baigėsi pirmoji tarnystė pašventintoje palapinėje. O turėjo būti šventė. Biblijoje sakoma, kad Dovydas buvo labai nusiminęs dėl Uzos mirties ir nežinojo, ką daryti su skrynia. Jis nenorėjo jas atvežti į Jeruzalę ir išsiuntė jį į Obed Edomo gatiečių namus. Keista, tikrai keista, kad skrynia sukėlusi Uzos mirtį Obed Edomo gatiečių namų palaiminimu šaltiniu tapo. Vėliau pats Dovydas suprato, kokią klaidą jie padarė. Dovydas pasišaukė kunigus Sadoką bei Abjatarą ir levitus Urielį, Asają, Joelį, Šemają, Elielį ir Aminadabą. Jis tarė jiems: jūs esate levitų kilčių galvos, jūs ir jūsų broliai pasišventinkite, kad galėtumėte pernešti viešpaties Izraelio Dievo skrynį į vietą, kurią su jai parengęs. Kadangi jūs nenešėte jos pirmą kartą, viešpats ištiko mus nelaimė, nes mes jam neparodėme deramos pagarbos. 1 Metraščių knyga 15 skyrius. Pastebėkite, Dovydas kalbėdamas apie Uzos nelaimę, tarytum kalba apie save. Viešpats ištiko mus nelaimė, nes mes jam nepadarėme deramos pagarbos. Dovydas pripažįsta, kad nepakanka tik padaryti gerą dalyką, reikia tai padaryti gerai. Neužtenka paprasčiausiai pasiekti galutinį rezultatą, šiuo atveju skrynę perkelti iš vienos vietos į kitą, bet reikia tinkamai eiti šio rezultato link. Ir jei kentėjome nuo neteisingų veiksmų, turėtume iš to pasimokyti ir ateityje elgtis teisingai, nes Dievo bausmė mums nebus nesuprantamas, bet pamokantis dalykas. Taigi kunigai ir levitai pasišventino, rengdamiesi pernešti viešpaties Izraelio Dievo skrynę. Levitai nešė Dievo skrynę kartimis ant pečių, kaip Mozė buvo įsakęs pagal viešpaties žodį.
1 Metraščių 15 skyrius. Brangus draugai, tokiu būdu sandoros skrynia atsidūrė Jeruzalėje, Dovydo įrengtoje vietoje. Tačiau tik Saliamono dienomis ji užims vietą Dievo šventykloje ant Siono kalno. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.